Dėkui visiems gausiai susirinkusiems, dėkui ir tiems, kurie sutiko atvykti ir pasidalinti savo žiniom, savo praktiką, savo mintim. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad kaip ir ruoždamės šitam renginiui pasiūlėm tokį pavadinimą, kad vis tik tai jau nebegalim nematyti šitos problemos. Ir mūsų tikslas šiandien ir būtų, kad iš įvairių pusių, iš mokslo, iš praktikos, iš politikos perspektyvų aptartume, ar tikrai čia yra problema, o gal nieko tokio, kažkokie čia dūmai, kažkokie čia garai, na ir kas, kad vaikai žaidžia. Ar vis tik tai nėra toks nekaltomas dalykas, kaip bando mus įtikinti pramonė, ar kai kurie suinteresuoti kiti asmenys ir kokių sprendimų galbūt reiktų priimti tiek tiems žmonėms, kurie dirba čia, Seime, tiek, sakysim, prezidentūrai, tiek vienoje ar kitokioje ministerijai. Tai dar kartelį sveikinu visus susirinkusius, lygiai taip pat kaip sveikinu visus, kurie stebi mūsų konferenciją, jos tiesioginę transliaciją. Ir sveikinu tuos, kurie paskui žiūrėsit jos įrašą tiek Seimo YouTube kanale, tiek Sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale. Dėkui, kad esat kartu, dėkui, kad rūpinatės. Na ir mano prašymas yra, kad būtume atviri savo mintimis ir savo širdimis ir pasidalintume tiek žiniomis, tiek pasiūlymais savo pirmiausiai, ką kiekvienas iš mūsų galėtume padaryti, kaip būdami to sveikatos ambasadoriai, na tiek ir atitinkamai bendruomeniai, tiek galbūt medikams ir ypač sprendimų priėmėjams. Tai pirmiausiai norėčiau paprašyti tada, kad pasisveikintų ir sveikinimo žodį tartų gerbiama prezidento patarėja Sonata Jarmalaitė, su kuria mes daug diskutavom ir derinom taip pat šito renginio svarbą. Prašau, gerbiamą profesorę. Labą dieną visi susirinkę. Dėkui gerbiamam profesoriui Sauliui Čaplinskui, kad nuolat organizuoja tokius renginius, nes kiek save prisimenu, tiek kovoju su rūkymu ir džiaugiuosi, kad ne viena aš esu Lietuvoje ir pokyčiai yra matomi, bent jau tos cigaretės ir rūkymas viešosiose vietose yra reguliuojamas. Na ir kelinti metai mes jau susitinkam kalbėti apie elektroninių cigarečių žalą. Jau kalbėjau spaudos konferencijoje, kad jeigu prieš porą metų mokslinius informacijos kaip ir trūko ir sakėme, kad ne viską mes žinome apie žalą elektroninių cigarečių, dabar mokslinių duomenų tikrai yra pakankamai. Bet turbūt ne ta cheminė toksikologinė žala yra pats baisiausias dalykas. Baisiausias dalykas yra priklausomybės, kurias sukelia cigaretės, elektroninės cigaretės ir kas už to slypi. Tai dar kartą pasikartosiu, mane iš tikrųjų sukrėtė tyrimas, kuris parodė, kad elektroninių cigarečių vartojimas labai puikiai koreliuoja su psichinės sveikatos problemomis. Ir elektroninės cigaretės turintys, vartojantis vaikai 2 kartus daugiau turi riziką suicidinių mirčių ir bandymų žudytis. Tai mes kalbame apie rimtas sveikatos problemas, apie rimtas psichikos sveikatos problemas ir kalbame tos didelės demografinės problemos akivaizdoje, kada Lietuvoje gimsta vis mažiau vaikų ir mes kalbame, kad Lietuvos saugumas, Lietuvos demografija yra susiję dalykai, bet šitoj vietoj reikia nepamiršti, kad vaikų sveikata irgi įsirašo į šitą horizontą, į Lietuvos šviesią ateitį. Mes turime sudaryti visas sąlygas, kad mūsų vaikai turėtų informaciją, turėtų teisės aktus, kurie atriboja įvairių, sakykime, interesų grupių norą įsiūlyti žalingus įpročius,
turi turėti mūsų visų kaip tėvų pagalbą. Ir galų gale Lietuva turi turėti sveiko vaiko koncepciją, sveiko vaiko programą, į kurią įeitų viskas, ir fizinis aktyvumas, ir priklausomybių ribojimas. Ir tai yra mūsų rankose. Tai labai sveikinu šitą renginį ir labai dėkoju profesoriui Sauliui, kad jisai surinko tokį platų spektrą žmonių, kurie įsitraukia į šitas veiklas. Tai didelis ir institucijų sąrašas, didelis ekspertų sąrašas. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas renginys vainikuosis tokio bendru konsensusu, kad Lietuvos vaikų sveikata yra visos Lietuvos tų ekspertinių organizacijų klausimas. O prezidentūra tikrai visą laiką ves priekyje, reiškia, atverinės duris ten, kur bus pasiūlymai dėl mūsų vaikų sveikatos ir dėl Lietuvos ateities. Tai gero jums renginio ir puikių išvadų ir puikių rezultatų. Ačiū labai, gerbiamą profesorę, ir ačiū už padrąsinimą ir patikinimą. Išgirdom visi, ar ne, kad prezidentūros durys su profesorės pagalba bus atviros šitiems, kaip sakant, šitoms mintims ir iniciatyvoms. Sveikatos ministerija atstovauja profesorė Neringa Grigutytė. Prašau, gerbiamą profesorę. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, čia ta gaidelė tai norėtųsi pratęsti, turbūt dabar ir pažadų iš Sveikatos apsaugos ministerijos lauksi. Tai... Bet žinokit, įrašom, prisiminsim visus pažadus ir spausim, kad jie būtų vykdomi. Pirmiausia, iš tikrųjų norisi su visais pasisveikinti, tai ir su gerbiamais kolegoms, Seimo nariais, politikos formuotojais, taip pat čia gausiai susirinkusiais ekspertais. Aš labai norėčiau nepamiršti tėvų ir čia salėje tai aš nematau, bet iš tikrųjų labai tikiuosi, kad mūsų žiūri ir jaunimas, kam šita konferencija irgi galėtų būti labai aktuali, naudinga, nes jeigu mes darysim sprendimus jaunimui, neįtraukdami jaunimo, turbūt nelabai daug mes rezultatų galim pasiekti. Ir tai, ką gerbiamas Saulius sakė, tai tikrai yra problema, kurios mes negalime nematyti. Ir jeigu jaunimui dažnai atrodo, kad elektroninė cigaretė turbūt yra kažkokia moderni alternatyva, tai dėja mes tikrai žinom, kad tai yra vartai į priklausomybę. Ir kaip tą perduoti jaunimui nėra taip paprasta, bet aš manau, mes čia turim būti sąžiningi. Tai nėra tik tai apie sveikatą ar sveikatos klausimas. Jisai tikrai yra ir socialinis, ir psichologinis, ir kultūrinis, ir mes į tai turim žiūrėti daug plačiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai žmogus šiandien rūko, jaunas žmogus rūko, jis formuoja savo tapatybę. Ir taip, kaip susiformuos, tada žiūrės, taip keliaus ir toliau. Ir tikrai įveikia daug veiksnių. Visa aplinka, draugai, socialiniai tinklai, reklama, ką mes be paimsim, ten, kur yra, tai nėra tik tai nekalti dūmai. Tai mūsų atsakomybė, aš tikrai manau, ne tik informuoti, mūsų visų atsakomybė yra kurti tą aplinką, kurioje sveikas pasirinkimas būtų lengviausias pasirinkimas. Ir tai, kaip Sveikatos apsaugos ministerija, tikrai jinai aiškiai mato šitą problemą. Nes vis ankstesnis pirmas kontaktas yra su nikotinu, didėjantis kasdieninis vartojimas tarp paauglių ir tai, kad pavojingas mitas yra labai gajus, kad tai yra tik gerai, tai nekenksminga. Ir sprendimus, aš manau, mes taip pat galime matyti ir čia svarbiausia dalis yra bendradarbiavimas. Tai tarp šeimos ir mokyklos, sveikatos sistemos ir politikos, tarp valstybės ir pačio jauno žmogaus. Ir aš manau, kad mes, jeigu pradėsim nuo baudų, tas neduos gero rezultato, nes vienas svarbiausių dalykų yra pradėti nuo pokalbių. Bet taip, kai mes kalbam, ne tik apie žalą, galvojam apie kelius į pokytį ir tai, kad man norisi perduoti tą mintį, kad jaunimas nėra problema. Jaunimas yra sprendimo dalis šitai problemai ir jeigu norime pokyčio, turime įtraukti jaunus žmonės kaip partnerius, o nežiūrėti juos tik tai kaip į tikslinę grupę. Jeigu bus tai objektas, kurią mes turim kažką padaryti, vargiai mums tai gali pavykti. Tai, kadangi tai yra problema, kurios negalim nematyti, tai aš tikiu, kad tik kartu mes ją galim įveikti. Tai su tokiu pažadu. Dėkui profesorė ir ačiū už pastebėjimą, nors čia turbūt daugumą mes save dar laikom jaunais, bet profesorė turėjo omeny turbūt kiek dar jaunesnių žmonės, tai noriu pasakyti, kad jų šiek tiek yra, bet dalis jų galbūt ne visai teisingai mes kvietėm, nes labai norėjom, kad jie aktyviai pasisakytų ir kai primiktinai klausė, tai kiti galbūt suabejojo dėl to. Bet kuriuo atveju šiuo momentu tiesiogiai stebi arti 200 žmonių jau
jau mūsų šitą renginį. Na, o čia mūsų yra šiek tiek mažiau, bet arti 100. Dėkui, profesorė. Švietimo ir mokslo ministerija atstovauja ministrės patarėjas Kęstutis Batuškevičius. Prašau, gerbiamas kolegų. Aš tai norėčiau pradėti ne nuo pažadų, o nuo padėkų. Tai labai ačiū už šią konferenciją, nes ši tema tikrai aktuali. Norėčiau perduoti šilčiausius linkėjimus nuo švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės. Ir dėmesys elektroninių cigarečių vartojimui tarp jaunimo ir net vaikų problemai būtinas, kaip ir būtinas sistemingas visų vaikų sveikatos suinteresuotų pusių atsakas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pozicija šiuo klausimu yra aiški ir nuosekli. Mes renkamės ne vienkartinės priemonės ar akcijas, o siekime kuo ankstyvesnės prevencijos, kad apsaugotume jaunimą nuo galimos žalos dar prieš įsišaknyjant netinkamiems įpročiams. Mūsų tikslas – formuoti ilgalaikius, sąmoningus, sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdyti jaunų žmogų, kuris gebėtų priimti atsakingus sprendimus nepriklausomai nuo aplinkos priemonių ar spaudimo. 2024 metais atliktas tyrimas alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų parodė, kad beveik trečdalis mokinių nurodė, kad yra bandę iki 13 metų elektroninės cigaretės. Šie skaičiai patvirtina, kad nuosekli prevencinė veikla privalo prasidėti ankstesnėme amžiuje. Džiaugiamės, kad 2023 metais prasidėjusi mokyklose startavo gyvenimo įgūdžių programa nuo 1 klasės. Gyvenimo įgūdžių pamokose taip pat siekiama, kad vaikai išsiugdytų gebėjimą atpažinti manipuliacijas, klaidingą informaciją ir suprastų, kaip veikia reklama ir rinkodara, kad įvairūs skoniai, gražūs dizainai, pateikimai, sėkmingi įvaizdžiai yra skirti pirmiausia skatinti žmonės vartoti tam tikrą produktą. Gyvenimo įgūdžių pamokose analizuojamas temos yra tarsi pamatai, ant kurių toliau statomas jauno žmogaus asmeninis atsparumas. Dar vienas svarbus aspektas mokyklose – taikomos intervencinės priemonės skirtos elektroninių cigarečių vartojimo ribojimui. Turi būti savalaikės ir kompleksinės. Pirmiausia, orientuotos į kiekvieno atveju pastebėjimą ir atsakingą reagavimą. Labai svarbu nelikti abejingiems net ir pavieniams signalams. Kiekvienas atvejis yra galimybė laiku padėti mokiniui. Tokiose situacijose esminį vaidmuo tenka ne bausmėms, o pagalbai, atviriems pokalbėms, priežasčių supratimui, psichologinės pagalbos teikimui bei bendradarbiavimui su tėvais ir specialistais. Toks požiūris leidžia ne tik sustabdyti žalingą elgesį, bet ir stiprinti mokinio sąmoningumą, atsparumą bei gebėjimą priimti sveikatai palankius sprendimus. Šiandien iš tikrųjų džiaugiamės, kad ši konferencija yra, nes kaip ir konferencijos pavadinime, jau nebepasislėpsime už dūmų, visi tai matome, tik tai, kad kartais reikia padėti kai kuriems žmonėms suvokti tą žalą. Tai džiaugiuosi, kad ši konferencija vyksta. Man atrodo, kad turime keisti gal ne tik teisės aktus, bet ir žmonių mentalitetus. Tai yra daug sudėtingesnis kelias, bet tik tai dirbdami kartu, išsigrydindami teisingas kryptis, galime pasiekti gerų darbų. Tai dar kartelį ačiū, sėkmingų darbų ir tikslingų veiksmų paskui. Ačiū labai, gerbiamą Kęstutį. Tai be abejo jūs teisus, kad geriausi rezultatai turbūt pasiekiami, kai visi dirbam kartu ir kai visos klasės, sakysim, mokinių tėveliai taip pat supranta šitą problemą, taip pat žiūri šitą problemą. Na ir šitoj vietoj turbūt irgi labai svarbu, kad ir visos mokyklos vienodai suprastų vienokią ar kitokią problemą. Šiandien kalbam pagrindė apie elektroninės cigaretės, bet turbūt lygiai taip pat bus ir apie interneto naudojimą, ir apie mobilius telefonus. Ir šitoj vietoje aš vis tik tai lieku prie savo nuomonės, kad manau, kad turėtų būti aiškiai įstatymų apibrėžta, kaip mokykloj turėtų būti elgiamasi su mobiliais telefonais, tame tarpe galbūt su elektroniniam cigaretėm ir panašiai. Ta prasme, kad visi vienodai,
o ne tai, kad vienoje mokykloje galbūt kiek vienokias taisyklės įvedė, kitoje mokykloje kiek kitokias taisyklės įvedė. O šitoje vietoje mūsų bendras susirūpinimas yra tas pats su jūsų gerbiama ministrė, bet truputį tas taktika šiek tiek, kaip sakant, skiriasi, bet tam reikia diskutuoti galbūt, kad rastume geriausius sprendimus. Nu,